Здорово, kintai, čia Igor Šiškin. Nu ką, prasidėjo vasaros sezonas, Liepos mėnuo, visi bachūrai iš Olandijos, Norvegijos, Danų, Ispanijos, Anglijos, Vokietijos atvažiuoja pailsėti vienam mėnesiui, nori pasipontuoti, aš juos puikiausiai suprantu. Ir man atrodo, aš suradau jam tinkamiausią automobilį šitiem visiems pontam Palangoje. Tai yra BMW Semera E6, longas, važiuojame. Pam, blėt, boico automobilis, nahui. Semera ir dar, nahui, raudona dengta plevelė. Galėjom paimti vieną raudoną variantą su tuningo komplektu, bet aš nenorėjau jo imti, nes ten čiūvas pardavinėjo tą mašiną. Čia yra uibanskas mąstymas. Rimtas bachūras tokią mašiną laiko ir paaiškinsiu, dėl ko. Visas dizainas šitos Semeros yra pizdėts koks baisus. Su bumerinė Semera palyginus, nu čia yra, blėt, matos, kad šitas čiūvas, kuris kūrė šitą automobilį, nemėgo, nahui, mašiną. Ypač mane užpisa bagažnikas. Jis yra, blėt, suklijuotas, nahui, iš dviejų atskirų dalių. Bet tai yra nesvarbiausia. Svarbiausia, kad į šitą tačką lips bet kurį čiką. Ir šitą tačką dabar gali nusipirkti nuo 2000 eurų su vairu bardačiokė. Jeigu esi rimtas, gali imti su normaliu vairu už 3000 eurų. Pavažinėjai, nepatiko, nahui, išrota. Labai viskas paprasta. Nu va, visa didybė Semeros, 4.8 dvižokas, V8, ant dujako, pravodkė net smirda viskas, radnaja mašina, nahui. Čia nėra koks nors pamoinas 3 litrų dizelis. Bratva atvažiuoja pailsėt iš Norgės. 4.8 variklis, rodai visiems, kad nahui šaibą turi ir vapšėtų pohui viskas. Aišku, jūs galite pirkti 3 litrų dizelį ir bus mažiau problemų, nes 4.4 kurėjo variklis, 4.8, ten jeigu 6 litrų dar paimsite, tai jeigu vapšiai jibanutas esat, nahui, jūs susipysit servise. Čia greičių dėžė ir variklis pastoviai genda. Šitai mašinai jau daryta kapitalkė. Ir šitam varikliam niekas kapitalkių nedaro iškart, nahui, išrota ir įmi naują. Plius dar čia parėjus biški pakaba, orinė galinė. Bet čia yra Semera, jinai negali būti normaliai, jinai vis laik būna sugedus. Protingesnis bachūras yra, kuris nusipirkė tokį Tarantą už 5 štukas eurų, ar net už dublėt su vairu bardačiokė ir važinėja tvarkingai, negu tas, kuris nueina į autosaloną, išgeria, blėt, puodelį kavos ir po to nusipirka Semerą už 8 štukų, naho. Po to stebėsi, kodėl jinai vis tiek genda, nes jis sukurtas gest, blėt. Einam, naho, kaip čia gali kačiajantis. Bachūrai, padėkit. Padėkit, bachūrai, gerai. Davai. Tačylai sudėti dvigubi stiklai, matot mano darbinės rankos, kaip jis gražiai skrodžia dvigubų stiklų. Galėsit čioliam visom pys proto, kad čia neperšaunama mašina ir kad joks tyras jūsų naho neprašaus. Tai parodo, kad jūs esate rimtas banditas. Aš dabar jums nepysiu proto. Mes šitam test drive'um turim po 1,5 valandos. Nes šitos mašinos savininkas po 1,5 valandos, tai yra be 15:10 privalo būti chatoj, nes pasien kojos, apykoje uždėta, jam namų areštas. Ir varom, blėt, pabandysim, pažiūrėsim. Važiuojam, na. Aš suprantu, kodėl bachūrai taip mėgsta šitas tačkas. Tu iš zonos išeini, arba tai pasadini, kad tu esi nekaltas. Na. Ir, blėt, vapšė, tu komfortai esi paskendęs. Čia žoskai komfortabilu. Visur gražiai mediena, blėt. Man tik nepatinka vairas, na. Jis kaip, blėt, nuo fūros nupizdintas. Dizaineris tikrai gandonas, ujibošanas, na, yra. Bet visa kita, blėt, dahuja mygtuko, CD changeris, blėt. Padlakotnikai, visi nupizdaro. Tu prasme, čia yra pats pirmas bandymas BMW įdėti kažkokias naujas technologijas. Aišku, tai yra sveikintinas, bet, blėt, su tokiu vairu, nahui, toli nenuvažiuosi. Čia yra pizdės. Mašina yra longas, tai ir gale yra daug vietos labai, yra daug mygtukų, blėt, kojams pasidėti specialiai vietos. Tikrai jauties kaip ponas. Esi vapšė maksimaliai apsuptas komforto. Gale sėdė operatorius, jam paduškės visos, yra mygtukai. iDrive sistemą, kojam specialiai pasidėti vietos, tikrai jauties kaip executive. Šitą tačkę už 2000 eurų pilnai save atidirba. Mums reikia dabar sėst, blėt, ir važiuoti, nes mes laiko neturim, blėt, supista pykoje, nekaltam bachūrui. Davai, važiuojam, blėt. Biški išmetė klaidą, bet kam neišmetė klaidos, ne? Tire pressure loss. Все нормально, нахуй, не пизди. O biški mašina pradėjo darbėti, nahui, dujakas įsijungė. Oba, все, galim važiuoti. Nu va, Semera visame gražume, karočią, langas nuhujarintas. Ten kažkoks akmenukas, ar ten tyro kol kas gryda. Aišku, panom galima sakyti, kad čia, žinai... Iš kalašo šaudė. Nu... Kondiškė, nahui, neveikia, blėt.
Simiorai jau dabar kaip ir tie yra, bet ir dar plius pisa lietus. Nusimato labai linksmas tas drai. Galinis amortikas irgi nebedirba, bet jinai važiuoja vis tiek, na. Mašina yra realiai tokia sudėtinga, kad čia reikia atskiro bachūro, kaip botsmanas, kad reguliuotų viską, nes Tačyla vapšė plaukia, net lietus pradėjo lyt, dangus verkia, kad mes su tokia Simiora važiuojam. Čia beveik niekas nedirba, bet vis tiek jinai važiuoja, jinai stengiasi. Labai komfortabilus važiavimas. Jeigu norite, turėti tačką, su kuria būtų minkšta važiuoti darbą ir nežinote, kur leisti pinigus, čia yra puikiausias variantas. Visas savo santaupas, jobana tivrot. Vienas amortikas nedirba, tai biškai kečiau dirba. Tai gali visas savo santaupas išleisti ant remonto. Tikrai patikėkite manim, gausit geras pamokas, susipažinsit su automatiniu greičių dėžių meistrais, pamatysite, kokie šmošnikai visi. Ir viskas, ir važinėjai Pontoje rajone. Aš beje paklausiau vieną čiuvą, gali man parašyti atsiliepimą apie šitą Simiorą, nes jis turi Simiorą. Su čioliu važinėja visą laiką, tipo patenkintas, laimingas, tai aš tai paskaitysiu tą komentarą. Cituoju, labiausiai užpisa remontas, nes pareina viskas po truputį ir kainos remonto aukštas, brangi eksploatacija, kaip tokių metų mašinai. Keis laikų viską reikia, nes jei užleidai grandinę, paskui pizdės pareina. Pinigų išplėšia kaip reikalas. Patinka, žinoma, komfortas, atrodo plaukiai gatvė, o ne baladoju kiaušus važiuodamas. Mes šiandien baladojam biškį, nes sugedo amortikas kaip trojkiai. Ten conclusion važiuoti zaibys, kol remontuoti nereikia. Mašina turinti lygų žodžių, aišku, jei laiku viską tvarkai, tada pohui. Bet reikia būti rėdai netikėtam gedimą. Žodžiu, žmogui pizdokas, jau paranoja, jis jau ruošės netikėtam gedimui. Čiuvas dabar su Lexusu čia važiuoja, jam jokių gedimų nėra. Bet jis netoks krūtas, jis sėdi vienas, jis be bobas. Bet jinai realiai plaukia. Aišku, senesnė Simiora irgi plaukia ir jinai negenda, jinai beveik visiškai negenda. Šitą plaukę reikia remontuoti. Sena Simiora, sakai, negenda, savininkas turėjo prieš tai 103 klaidas, prie borto kompo prijungus. 103, čia ne 1003, blėt. Normaliai, viską galima sutasyti, ištrini klaidas, parduodi, blėt, esakį spidiką. Hujovai, gimtadienį, vapšė, galva man nedirba jau antrą savaitę. Aš, neturiu ką pasakyti, tiesiog važinėjau. Aišku, aš parinau dėl tokių smulkmenų. Čiuva norint 10 metų pasodinti lagerį, jam, problemas yra didesnės. Jūs vapšė, jeigu turite kokią nors gyvenimo problemą, pagalvokite, kas būtų, jeigu jūs pasodintų į lagerį. Aišku, šito čiuvo nepasodins, jis nekaltas. Bachūrai nekalti, reikia mums pasportuoti biškį. O prieš tai padaryti kokį gerą darbą. Ir varom dabar į Maką. Nori pitaką užsidirbti? Davai. Nori pitaką užsidirbti? Ką padaryti? 20 atsispaudimų, padarai, duodu pitaką. Kiek? 20 atsispaudimų. 20? Duodu pitaką iškart. Laisvai. Davai. Tai padaryk, duosi pitaką. Parodyk, kad tikrai duodi. Duok mane rankas. Bet padaryk, tada duosi. Kur, šiandien? Jo. Bet sąžininkai, 20. Sąžininkai? Davai. Op. O? Davai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Davai. 15, 16, 17, 18. Davai dar. 19, 20. Davai, normalu padaryk. Все, молодец, нахуй. Все, ačiū. Galiu ir daugiau. Bet prižadėk, kad negersi, gerai? Nusipirk ką nors skanaus, gerai? Aš matau, kad tu negeri, tai viskas gerai. Davai. Sėkmės. Galėjau ir daugiau padaryti. Normaliai viskas gerai. I'm trying to do big, you know I'ma do big. I want more money so long, like a motherfucking bill. Labą dieną. Man telefono reikia. Koks telefonas, kalbate aparatą ar kažką numerį? Kad mažas būtų, bet ir greitas. Šiuo metu turite mūsų paslaugas? Aš turiu, aš čia draugui noriu. Žodžiu, draugą, čia, teismas buvo sodint. Kreiptis pats savininkas.
Nu, aš padovanot noriu, jis dabar negali, jis dabar jį pasodint noriu, žodžiu, man reikia jam ragelį padovanot. Ar jūs galite atsiųsti tą ragelį jam? Aš užmokėsiu viską. Jūs nebent galite savo vardu užsisakyti, arba tuomet Nu, taip, kieno dar vardu, nu, tai zonoje sėdi žmogus. Tai kokį telefoną jūs norite įsigyti, kokią Nu, gamintoją? geriausia, huiviai, apie 30 kokį ten. Kad gerai trauktų zonai, nes, nu, net ten ryšio blokatoriai yra. O jūs jau turite mūsų paslaugas? Nu, aš turiu, ašgi senas klientas jūsų. Aš turiu iPhone'ą, bet kieno vardu? Igor Šiškin. Jūs Igor ir būsite? Kas? Jūs Igor ir būsite? Žiūrėte, aš gal į saloną nuvarysiu, pasiimsiu tą telefoną greičiau bus, nes biški čia man labai dega. Atvykite į saloną ir bus patikrintas jūsų mokumas, ar yra galimybė įsigyti. Nu, pas nemokumo realiai nėra. Aš ant popierių bomžas esu. Galima gėlių nusipirkti? Prašau, Gėlių galima nusipirkti? prašau, su mielu noru laukti pirkėjų. O kiek pokštė kainuoja? Kuri? Šitą? Šitą? Jo. Šitą 4. O šitą? Šitą 3. Tai duokit už 3 vieną. 3. Ačiū labai. Dėkui. Aš jums duodu. Čia, nusipirkit ką nors skanaus. Geros dienos. Paėmiau gėlių. Blemba biški, va tai va nėra pas nepripratimo prieiti prie žmogaus. Vat, padaryti gerą darbą. Vat mes nepripratę. Pas mus vat, youtuberiai visi, blėt, uždirba pinigus. Daro visokius ten motyvuojančius video, irgi visi daro tas drive'us, bet visus pinigus savo, valgo, blėt, savo, viską savo. Atėjo metas dalint žmonėm babkas. Reikia gerus darbus daryti. Šito vidos esmė ne tik tai sportas, bet ir geri darbai. O šitas galiausiai teiksim kokiai nors katytei. Dienos, prašau. Ačiū. Karočiui, varikliukas 4.8, stabiliai kalatoja, viskas gerai, važiuoja, traukia šitą simaką. Jeigu galite, įimkite su tokiu dideliu benzininiu varikliu automobilį. Pajusite malonumą. Minus aišku, kad daug ryja, bet dauguma šito modelio stovi su dujom. Tai problemų dėl to nebus. Vapščiai, kokia logika jūs, blėt, jeigu perkat tokią mašiną, jeigu galvojate apie ekonomiją, užmirškit. Jie galite, blėt, su vairu bardačiokiu nusipirkti pigiai, bet jums reikės kasmet tiek pat, blėt, kiš pinigų į remontą. Čia yra faktas, blėt. Jeigu jūs galvojate, kad jums šito nebus, jūs, blėt, dar tikit pasakom. Šitos mašinos reikalauja priežiūros. Greičių dėžė labai gera, ZF 6 laipsnių greičių dėžė. Ahujenčikas. Variklis irgi geras, nes po kapitalkės. Bet jeigu jūs pirksite skelbimuose su tokiu varikliu šitą semiorį, greičiausiai nusipirksite suką papadosą, blėt. Ir nieks jums nenorės nieks jums jos taisyti. Važiuojant su šitą mašiną galvoju, ko tu nori gyvenime. Ar, blėt, rodyti kitiem, kad tu šaibų turi, kad tu esi kietas. Ar tu vapščiai nori bibidėt, blėt, ir nusipirkti kokį nors Ford Mondeo. Rinktis tau. Bet jeigu tu renkiesi, rinkis pigiausią limuziną. Pavažinėk, nepatiks, atiduosi. Išrota, parduosi skelbimuose. Nepirkit tų jūs, blėt, brangių limuzinų, kurie kainuoja 8 štukų eurų. Jeigu po 5 metų dvigubai vertėjai nukrenta. Jie krenta ant akių. Kas galėjo patikėti, kad šitą semiorą kainuos vos keletą tūkstančių eurų, blėt. Vat rajonai pasipantuot pats tas. Tačkiai yra, karočią, ragelis. O čia va viduj išsitraukia. Čia tais laikais skaitėsi žos kaip prabangus dalykas. Ir yra sos mygtukas. Jeigu jis dar dirba, skambinam. Sveiki. Jūs paskambinote skubios pagalbos numeriu 112. 112 klausau. Atleiskite, mes tikrinam tik sistemą, čia automobilis automatiškai paskambino. Atsiprašau. Geras. Gerai, viso gero. Nu va, matot nahui, dirba, blėt. Čia kiekvieną dieną jis skambina, blėt, va tokie va kaip aš. 1000 žmonių tikrina ir dirba sistema, bet tikrinti reikia, blėt. O jeigu nedirbtų, nahui, reiktų paskambinti, ką daryti. Va toks jausmas, kad visas semioras buvo kokybiškai surinktas. Viskas vietoj, gražu iki šiol dirba, ypač ant senesnių semiorų. Šitoje semiorų toks jausmas, kad dar 5 metai ir pizdokas viskam bus. Viskas labai jaučias butaforiškai. Kaip ir gražu iš išorės, bet tu supranti, kad čia yra, blėt, jau ne tas BMW, kur buvo anksčiau. Iš kitos pusės, blėt, raudona plėvelė yra nahui. O čia yra pizda rimta. Imigracija yra kaip zona. Zona yra kaip imigracija. Vat Lukiškių kalėjimą jau uždarė. Taip pat tu grįžti iš imigracijos pailsėti mėnesį. Nori komfortą pagyventi.
Vienintelis dalykas, kuris tau suteikia džiaugsmo, yra simiorė ir draugų būrys, su kuriais gali varyti bet kur į pajūrį. Tik už keli štukas eurų tu gali įsigyti malonumą. Nepirkit jūs naujų limuzinų, būkite ekologiški. Ir darykit gerus darbus. Čia buvo Igor Šiškin, davai iki kitų susitikimų.